po paskutinių rungtynių Prienuose sakėt, kad svarbiausia padaryti išvadas. Padarėt? 3 atakos gavęs tokios, kad atrodo, nu nežinau, net nebūtume nieko darę, nei išnekėję, nei... Nežinau, numatosi, kad kai kurie varžovai net laiko tam tikros įtampos varžybo pabaigoje. Kai kurie žaidėjai, atsiprašau. Treneri, kad buvo šiandien svarbiausia, kas padėjo laimėti šitą? Kaip ir visada gynybą akcentavom, tikrai gynybą, ten daug žmonių užsibaudavo, pritruko, aišku, ginto labai, bet pergalė yra pergalė. Treneri, turbūt dėl tas Akilo Kulnas buvo kamuoliai po mūsų krepšiu, ne? Pirmoji pusėje taip, kadangi ten vienu momentu stovėjo aikštės gynyba, tai va tuo momentu ir paėmė tenais jie per 2 atakas, mums ten kelis tos kamuolius. Vėliau buvo nuimta ir viskas kaip ir apsitvarkė daug maž. Treneris šiandien tais sunkiais momentais Hazelis ėmėsi iniciatyvos ir žaidė kaip tas lyderis, kurio Juventus komandai turbūt ir trūko labiausiai šį sezoną. Jo, žaidė, bet tik tai tas, sakau, kad pabaigoje vėlgi nedaido kamuolys iki jo. Lyderis, aišku, tai tokio žmogaus ir ieškojom, kuris temptų komandą. Treneri, kaip svarbi šitą pergalę? Labai svarbi. Tiek psichologiškai, tiek dėl turnyrinės lentelės mums čia labai svarbu.